Ką, labas, mėlyjei. Šiandien nutariau susukti filmuką apie Akai GX6, kaip padaryti profilaktiką jam. Ir šiandien aš jums parodysiu, kaip tai patys namuose galite pasidaryti. Mes šiandien turim gražuolį Akai 6. Čia man paprašė, kad padaryčiau profilaktiką klaipėdietis. Sekėjas, galim sakyti, pamatė, kad aš ten turiu užsiėmimų su jais, jisai paprašė ir jisai man šiandieną jį atvežė ir aš jam šiandieną ir atiduosiu. Tikiuosi. Žiūrim, ką turiu. Dabar įsivaizduojam, aš noriu šiandieną jums parodyti, pasiimat savo tą grotuvą, gal šitą ten ar nusipirkot, stovėjo 20 metų ir, kaip sakant, neatsidaro durelės. Va čia grotuvai. Tai va, ką reikia daryti, aš jums parodysiu iš karto. Tai va, pasiėmą tiktuvą, atsisukam apačiuoji 4 varžtus, nusiimam dangtį, aišku. Varžtus svarbu neišmėtyt. Aišku, jeigu išmėtysim varžtus, vis tiek jisai gros. Nes čia yra Akajus. Akai yra tikrai patikimi, grotuvai, jų galvos geros, ypač kasetinio, aišku. Su juosiniais biški kitaip būna, ten būna kažkokių padilusių galvų. Tai va, čia mes nusiimsim 4 varžtus nuo dugno. Ir tada dar iš galo daug yra. Va čia gale dar du yra varžtai. Na, jau vieną numečiau kažkur tai. Va čia dar du yra varžtai gale. Taip, pasidedam. Taip, varžtas, va. Nu va, taip. Dabar mums reikia nusitraukti. Dangtį čia traukiam. Gal sunkiau ten kažkaip ten traukti. Biškė patinę gali taip paspausti reikaliai. Ir va, nusiėmėm dangtį. Taip, ne? Oi, čia dulkikių biškė yra. O, matosi, kad jisai, pridulkėja per tą aušinimo skylės. Aišku. Tai va, ką mes čia turim? Pažiūrim. Nu ką, panašu, kad niekas čia jam mane... Nu ką. Kaip ir nieko nedaryti. Tai va, kaip sakiau, ką darom? Va čia yra va. Čia va, ką pritrauksiu, šinką matytumėt, yra va motoras va šitą yra. Ir va tą reikia, kaip sakant, pasukti jį reikia. Galima čia su pirštu per šoną prieiti tenais, galima, vienu žodžiu, jeigu diržas nutrūkęs, va čia yra va šitai tas ritinys, įsivaizduokim, kad diržas nutrūkęs ir va tas ritinys, jį reikia sukti iš kairės jam, kiek prisimenu. Tai va, ir suko šį tenais, čia va toj va. Įsukam, kad atsidarytų durelės, ir atsidarys durelės, nieko jos nedings. Va, matot, jau darosi, va. Ir va, jau nieko plėšti nereikia, va, atidarysim tas duris. Ir tada galėsim toliau dirbti. Va, pasirodo, matai, randat kažkokį, žinai, kasetę seną, gal dar viduj pasiklausys, va. Nuėmam dangtelį, įsiimu kasetę. Ir va čia šitas, jisai laikosi šonuose, čia yra ant tokio metalinių įsisegimų pora. Ir čia tokių nukreipiančiųjų yra pora. Tai va, reikia dešinę pusę spausti, ne kairę. Spausti ir išsekti tenais. Spausti nebijoti, jis nesulūš čia. Čia yra sipras, va, spaudžiu ir išsegiu, matot, va, išsėmėm. Taip. Tai va, išsėmėm. Ir dabar įsivaizduokim, va, šitai. Jeigu ten kažką, pavyzdžiui, pas jums neprasuka ar blogai prasuka, surenka juostą blogai, tai reiškia idleris. Tai idlerį galima jau dabar pasikeisti. Be kažkokių didesnių ardymų. Tuo aš susirasiu kažką tai, kokį atsiktuvėlį mažesnį. Va, čia yra tokios dvi šonuose, užsikabina kojytės čia, va, jos nesudėtingai. Reikia jas atkabinti ir... Va, vieną atkabinau ir antrą atkabinau. Vse, atkabinau. Ir dar kas. Ir galima jį prieki, bet laidas aš apšvietimą yra, prieki apšvietimą tokius laidas sulaikys. Reikia pasileisti, va čia, kur laiką tą laidą žnutai tėvą, tai yra daug. Čia vienas yra tas gutas ir
Aš jį nukirpsiu, paleisiu laidą ir tada jis leis į priekį išsitraukti. Taip, nu davai, kaip sakant, leisk. Mums reikia, taip aišku, ten darant daugiau ten mes ardytėm, bet dabar, kad tik aš jį parodau, kaip Hitlerį, pavyzdžiui, ne, pasitvarkyti. Ei, kur tu čia užstrigai? Čia geltons laidas turbūt, kiek aš atsimenu. Kur jisai čia pasirygęs yra, ašgi paleidau visus juos. Nu, va, taip. Pasirikau, ne geltons, žinokit. Ar reiškia, vienam vartuvė geltons, kitam ne geltons, pasirodo, kad klydau. Va. Iškabinu šyvą, pasitempiu, apverčiu, va. Taip. Ir ką, mes šiandieną, va čia turim va Hitleriuką, va matot. Va šitas va guminis va yra Hitleriukas, jisai yra va. Dabar aš tą vieną pusę va nusiseksiu. Irgi čia tas nusimauna lengviai, kad nemaišytų man Hitlerį šiandien. Ir va aš čia jį pabandysiu. Kur tas man atsuktuliuks kaip geresnis, tas man patinka. Kur, čia jo nėra pasirodo. Išeinu ieškoti. Atsuktuliuką savo. Nu ką, sugrįžau, va žiūrėkit, net akinis pasiėmiau. Aišku, ne visiems, gal kažkam jie atsibodo mano tą plikę žiūrėti, bet aš taip man geriau filmuoti, kai jūs matytumėt. Va, atsinešiau atktuviuką. Čia tą nuėmu priekinę, va, užsukam ir pasukam, nusijam, va, visas tas, va. Čia yra šaiputės tokias, va, viena, antra, čia yra dar tokias plastikinės, stenkitės nepamesti, aišku. Aišku, jeigu pamesit, vis tiek jisai veiks. Čia ką jūs. Nu ir va, žiūrėkit, va, mes matot iš šituo. Nu, negriaudavau ten. Taip, dabar reikia man pincetą pasiimti. Kažkur mes jį turėjome. Va, radau, pincetas, va. Va. Dabar tą spiroklikę, va, kabinkim, va, matot. Ja, čia paspaudžiam, įatsikam, viskas, ją paleidžiam viršų. Viskas, kaip tas, kaip ir pasileidot. Dabar man reikia jį išimti Hitleriuką. Pastumsiu į dešinę. Įstengsiuosi jį išimti. Čia va toks užkabinims yra, va jį atsegus jisai įsijam. Tai va, paimsiu su pincečiuku, jį nutversiu, tą bandysiu atsekti. Taip, ir išsegim, va. Va, matot, tas Hitleris va yra, šitas va. Čia ir vadinasi tas guminis va. Guminis yra toks. Taip, padėsim jį atgal į vietą. Taip, va, matot, tas guminis yra toks. Ir va, matot, jeigu jūs pasuksit, jisai toksai kaip ir sunkiai sukasi. Turi pasipriešinimą. Tai žinokit, taip ir turi būti. Nebandykit sugalvoti ant teptyje, tepalą pils niekad, tada jums jisai neveiks. Nes ten yra viduj tokia, iš medžiagos, kaip padaryta, kai senkabėlė. Jinai tokia prilaiko, kad persimetinėtų jisai, kai stumdo vieną žodžią. Jeigu jisai lengvai suksis, jo nepermetinės, kairė dešinė prasukimą, jisai turi sunkiau suktis. Čia nieko nedarom. Tik gumą pakeičiam. Taip, dabar pasiėmu savo kokį nors aštresnį, va, mažą atsuktuvėlį. Čia matau, dar tas Hitleris tokios bėdos didelės neturėjęs. Pažiūrėsime, va, užkabinu. Ir, sakė, žmogus pirkęs dar litais mokėjo už tą grotuvą. Va, nuėmėm tą gumytę. Nu ką jinai. Tai paspaudžius dar pusę, kaip sakant, bėdos. Imsim naują tą gumą, žinai. Pabandysim. Pažiūrėti, čia ką geresnė, ne? Sunku pasakyti. Tai va. Panašiai kažkas tokio. Gerai. Tai va. Ir tada uždedam jį atgal. Va, uždedam atgal, užsukam, va, matot. Ir jis lengviai įsidėja. Aišku, kitą kartą gal liko gumytė storesnė ar plonesnė. Stenkitės biškį. Ir ką aš darau dar? Visada taip uždėjęs tenais tą praeinu, va taip, va, matot. Kad tikrai matau įsidėję. Nesusisuko, nesusikreivina. Taip prasukinėjai į tą pogumą ir va. Viskas gerai gavos. Taip, dabar mes jį... Dar biškį pavažinėsiu šį per stalą.
Galima per kelnes pravažinėti, kai jis tikrai sėdėtų į gerą pusę. Nu ką, žinau, iš akies, kai žiūriu, viskas tvarkingai atrodo. Matot, jau pakeičiau didelį. Nu tai va, paėmam jį ir vėl atgal mes įdėsim tenais, atgal tą įdėlį. Kur jisai buvo? Į tą pačią vietą. Aišku. Kur tas pincetas? Geriau gal su pincetu sukraipysiu. Aišku, man tos rankikės jau biški drėgna, aš jau ne pirmos jaunystės esu, bet niekada. Da, nu, kur šitai nutvėriau. Taip, lygiski vidų tenai. Taip, ne, sako, nelysiu. Nu, nelysiu. Nelysiu, aš sakau, aš dar nelysiu. Na, lendi. Susikreipima kažkaip visai. Sako, nelysiu. Nu, gerai, nelysiu. Oi, šoka, įspjovė, žinok. Jau atrodo, galvoju, jau įdėjau. Kai išpjovė lauk. Nu, nieko. Edam toliau. Na ko dabar nesidedi? Senai mus jau nebedėjau, aš jau čia nedariau, tai man čia pastrigo jisai. Kažkaip tai man jisai nebe. O, pirmą tą pusę įdėjau, tada gal. O, dabar įlindau, vse. Primiršau matyt, jau pala pinceto. Dabar buvo reiktas spiroklį atgal įkabinti, žinot, kur buvo sakiau. Matot, nematot, ne, žinau, va šitą į mūsų pinceto tą spiroklį ir užkabinu ten už to Hitlerį. Ir čia dar biškį patvarkau tam, kad spiroklė būtų teisingai įsidėjus, nebūtų nukritus. Jinai čia biškį nušoka, va, užstūmiau į vietą. Nu, va, ką jisai į vietoj. Dabar imam tą, aišku, prie to pačią patepkim biškį. Aš patep. Kai jau nuėmėm, tai truputėlį patepkim. Aš čia turiu silikoninį tepalą, va tokį naudoju. Va. Biškį patepsim mes jį. Daug netepkit, nes čia, sakant, galit ir su kokia mašininė alyva, turiu omeny į siuvimo mašinų alyvą patepti. Yra visokių kitų alyvų dabar. Taip. Nu va. Grąžinu šitą atgal. Visas šaibas paliko, atrodo, vietoj. Nieko neišmečiau. Va. O, šitai paliko šaibutė. Ta. Nepamečiau. Nors bunką pametu. Būna. Va. Dabar kitą dar nuims prie to pačio, kai jau mes čia jį nuėmėm ir antrą nuimkime. Patepsim. Va. Taip. Antrą nusiėmę. Nepames nieko. Taip. Tepaliuko truputėlis uždėkime tepaliuko. Taip. Va. Į ką? Nuvalom. Vėl tą gal uždedam, užmaunam. Pasukinėjam, nes ant stablis kliūna, kitą kartą neuždėsit. Pasukinėjai ir žiūrėk, viskas gerai. Va, tą šūdą nepamest dabar. Pamatot tą mažylį. Užspaudžiame viskas. Ir tiek žinių čia yra, žinokit. Va. Tai ką jūs manot? Mes jau kaip ir pakeitę Hitlerį esam. Bet žinoma dabar, tai va, į ką pabandom, ką tai dabar tas Hitleris, jis įvyks, ne? Pas man elektra yra įjungta. O, nu va, atsidarom dureles. Atsidarė, gerai. Ir va, paskui ką? Tai kasetę aš turėjau, va. Turiu kasetę, dedam, pažiūrėsim, kas čia yra. Gerai, prasukimam
švilpė. Į kairę suko mangalą, jau pažiūrime, jis patrauk 100 metrų juostą, normaliai trauk, viskas gerai. Paleidžiam surinkimą, viskas trauk gerai. Tai va, skaitykit, idleriai pakeitėm tą vadinamą gumytę, kur prasukimus daro ir surenka juostą. Tai va. Jau didelį darbą padarėm, ne? Spaudžiam, atsidarom, išėmam, kur čia dabar su kuo čia manėti, šitų durelių nėra. Išimam kasetę. Lauką. Ir išsijunga šiandien. Oi. Įtraukė. Nu, nesvarbu. Ką mes dabar darom? Toliau. Čia jau parodžiau šį. Nusiimam. Va čia 3 varžtai yra šitą priekinę dalį, yra plastikinė. Atsisukam 3 varžtus. Taip. Labai paprastai akais, tikrai šis, nesudėtingai. Su Sony man sunkiau yra turėti reikalų, bet su AK vienas malonums yra dirbti. Aišku, su mechanika. Tai va. Išsukom viršų 3 varžtus. Taip, ne? Pasiverčiam šoną. Dar čia išsuksim 3 varžtus. Čia yra va. Taip, netgi 4 čia yra pasirodo. Gerai, imsim 4. Nu, nedaug čia. Tai va, gerai. Išsukume, Kažkaip čia labai daug tų varžtų pridėta, aš žiūriu. Tikrai jau ką iš pasigailėjo. Kitos grotuvose 95, 75, tikrai 3 varžtai yra. Čia jau aš 3 iššukau. Dar jie čia laikosi yra. Tu velneva, čia netgi prašys, kad šiam kojas nuimčiau dar net. Dugną gal reikės nuimti, ne, tinkiu aš jau dugną imti. Kažkaip atsuksime. Tu šit. O bus bairis. Taip, sako, vaikeli, nusiimki dugną. Nu ką darysi, reikia dugną nusiimti. Teisingai, nes aš, ne, nu tie, nebūt reikėjo, bet dabar nepriimu varžto sukti, reikia dugną nuimti. Kaip sakant, ką darysi, jeigu liep, tai liep, reikia nuimti tą dugną, ne? Čia tų varžtų jau neprūdai dalyką. Įda čia kažkur tai vienas čia laikas. Taip. Nu, dugnas, kas tai laiką dar. Užkabinti jie čia iš galo, jo, tvaima, atsiprašant, sujungs jisai visas iš tų. Nu, nieko nesvarant. Tai kaip aš atsukdavau anksčiau, tik šiandien pirmą kartą įsuku. Eik, tu šit. Čia yra šitie varžtai, neprikuo. Galuose taip, galuose. Aina šūda, kaip čia taip atsitika. Kad aš taip užstrigau. Ką? Čia turi dabar tus 2 paleisti, irgi iš galo, nu. Eik, tu šūda, čia 3 varžtus turi paleisti. Po prisidirbau. Nu, senai tikrai 6 neardžiau matyti. Nieko tokia. Sakant, ardyt ne surink. Ardom. Sako, labą dieną. Na, kas iš to. Da, šuo, viskas ant jo, nu, blemba, aš atsimenu, nusimdavau. Tikrai dabar tai. O pridirbo manie. Eik tu šit, nu. Kojelių nenusijėmęs nieko nepadarysi. Nenusijėmęs kojelių nieko nepadarysi. Bet iš kitos galvoju, kam aš šitą priekinę dangtį nuėmliuoju.
Jeigu jisai nakį ar būn, ką man jis reikalingas, ane? Oi, durnelis, ble. Nu, niekas visą laiką serdau daugiau negu reikia. Gerai, tas laidus nukerpu. Vienu žodžiu, ten... Va, gerai. Atsisukim dar. Atsisukim ir atsisukim. Čia du varžtai iš viršaus yra ir pačiai du. Tai susimašinu galvą. Važiuojam. Nu ką pasakysi? Čia mano draugelis raida. Muti, ką darai? Geras mutis, taip, geras mutis, taip. Nu va, sukum dar apmačiau, jeigu yra. Aš tai kurį laiką. Tai mechaninės dalės. Svarbu, kad prieiga, ne? Su šito sako nelabai prieiksi. Tai šiek tiek prieina. Oi, bus, kad man. Supasi. Kai gražu miške, vasaros laike. Sukis jau matau, kiek aš šitą suksiu. Žmonės gi laukia. Atsisukome, labai neprieisi paimti. Nu žiūrėkim, atsisukome, tipo atsisukome, ne? Taip, laisvas šaknis sportas. Pajungta, matai, yra įjungta įtampa. Nu ir ką, bandom įsistumti į vidų, nes... Ei, lysk, nu. Kas tave laiką, dabar jop, fainas kardu. Nesuprantu. Kas tave laiko. Nebėra vaiko, nieko nesuprantu, kažkas į laiko. Čia kažkas užklydęs apačiu yra. Laidas gal šitas koks į laiko priekinis. Gali būti iš. Reikia paleisti šitos laidus dar čia. Jisai susikydęs yra. Taip va. Paleisiu laidus ir tada žiūrėsiu į vaikus. Kas tai laiko? Ai, varžtas, tiksliai, aš jo neištraukiau. Varžtas atsiminiau. tą varžtą įsiimti, va šitą šūdą kaip išimti. Oho. Jisai laiko tas varžtas, vaizduoja. Tas varžtas laiko, mane vaiko. Šitas varžtas laiko, mane vaiko. Taip. O užkniso mane, tikrai kojelės nenusiimam. Į tą kojelę trukdo varžtą išimti. Ir sako, ne, neišimsi. To varžto sako, neišimsi. Ir dabar nieko negaliu padaryti. O, užknisau. Tas varžtas neįsijima. Be dugno nuėmimų neišsijima. O jinai čia visa konstrukcija pakabinta ant, taip sakant, ant, vis tiek. Knysamės mes ant šito. Viskas sujungta ant vieno to. Šito neatsuksim, nieko neišėmė, turim dugną nusiimti. O dugnas sako, ne, mes tau dugną neleisim išimti, nes ta konstrukcija sujungta su šito varžtu. Vienu žodžiu, bet už žodžiu. O, voliam. Visas grotus surinks. Nėra atskirų dalių jam.
visas suvarytas į krūvą. Ir tu nori paleisti kažką, tai negali paleisti. Aš čia viską sukau, ne? Šitie du varžtai prisukti į laiką, neleidž paleisti. Kai prie jų prieit, kas gali papasakoti, ką aš jų negaliu nuimti priekinę skydelę, dugną negaliu nuimti irgi. Ir kas savo. Jėzus, nu viskas čia surišta, nu kietai viskas prie dugno prikabinta, viskas pakabinta į krūvą. Vienu žodžiu, o taip ir realiai. Taip, čia ne kairė dengia. Jėzus Marija, kokia turija. Neišėmu tą varžtą, išėmčiau būtų zaibys. Pavaitėm tada mes tą visą. O, išėmiau. Nežinau, kaip įsuksiu paskui. Sunku pasakyti, kaip aš jau gal įsuksiu. Išėmiau, bet kaip įsuksiu, taip nežinau. Va, mes dabar traukime tą pusėje. Va, gal atsinešiu paminkštinimą, aš biškį padėti. Va, pasidėsiu paminkštinimu, kad čia kažkam nepakenkt. Laidai leidžia. Imam. Čia pasigavinu biškį. Tie laidai biškį kilnojam. Nu ką. Galvų laidai yra čia laikam. Tai teks mums juos paleist, ko gero va čia jie ateina. Bet aš gal jų nereiks paleist, ką žinau. Vienu žodžiu, šitą jį neleidžiu, suspėsiu visada, išsidedu čia tą paminkštinimą. Pakankamai va, ištraukiam. Į ką aš čia? Reikia simti įtampą, nepasuk iš laidų. Va, matot, čia viskas yra. Tai čia viskas tvarkingai gan yra. Nematau čia problemų kažkokių, ne? Tai va, nu į ką. Čia dabar tą šitą atsikėlėm, čia reikia 3 varžtus sukti. 3 varžtus sukti ir dar motoro laiką 2 varžtai. Ir pasileidžiam sukti. Sukam, 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 mes kamštuką. Išsukam vieną varžtą. Sukam dar vieną varžtą sukam. Va, 2 išsukom, dar trečiuks yra. Taip. O, atsisukam. Trečiukus. Oi, o, 3 išsukom. Į va čia motoro laiką 2 varžtai dar, aš ir juos įsuksiu. Principai čia bei kartu galėtų įsiimti, bet aš juos pasileisiu, bus man pro... Tie varžtai čia yra užlakuoti, sunkiai sukas biškiai. Šiek tiek. Užlakuoti, kad nesisuktų, bet nežinau, ar čia kažkas gyvenime taip reikia. Ką jis tai padarė, užlakavo. Va. Atsukinėjau aš. Patik čia. Ei! Atsukau, ten pabėga, matėt. Manata. Pabėga. Varžtas. Nenoriu. Dar čia vienas viršui yra varžtas. O čia laiko motorą irgi atsuku. Iš šoną. Va, šitą. Laikų dabar, kaip sakant. Va, atsitraukiam. Čia lais yra įsiklinėtinėsi tą. Reikėtų jį ištraukti. Va. Kliūna tas laidas, mes jį patraukiam. Va. Pilekšti, va, mato čia. Visas įtampas čia yra tos maitinančios.
Čia motoras yra, aš jį paleidau, tuo įsitrauksime į lauko. Dar laidai į laiką. Reikia nukirpti. Tas žgutai visi vadinami laiko. Va. Perkirpom, paleidom laidus. Vėl man krito čia į tą savo vietą. Bet man taip patinka. Tai va, ką darom? Išsitraukiam šitą mechanizmą. Nu, nekris, o. Laikykis, nu gerai, pamatot, čia yra durelių. Man nusėmiau diržas, motoras, durelių. Tai va, ką noriu pasakyti, va. Čia va, dirželis uždės, va matot, jau jisai laisvoks. Reikėtų, kad tos dirželis būtų panašiai, bet dar nėra baisiai blogs. Kai užsidėtų tiksliai ant to ašies, va. Kaip šitas, va, kai užsidėtų taip jau sėstų, bet čia reikėtų dar pavalyti, nu gerai pavalyti. Dar biškai aš atsigersiu, labai troškulys kankina kažkaip tai mane. Kai su jumis bendraujam, matyti įtampa kažkokia yra vis tiek. Nu ką, va, atsinešiau acetoną. Šitos dalis nebijo, ką jau su acetonu galim valyti. Tai va, pavalysim, nuvalysim biškį. Aišku, va. Jinai tokia pageltus biškį, nusivalys, spalva atsigaus, bet ir sukibims geresnis gal bus, tikėsimės. Nes čia su kitu kažką pavalyti nelabai galim. Acetonas agresyvus, bet ta plasmasė tikrai čia, ką jūs padarė, plasmasinės dalis tikrai jau čia patikimas, kaip sakant. Nu va. Kažkiek nuvalėm, apsivalėm, ne? Ta biškį čia pavalom galą. Nu. Va. Aišku, va, apsivalėm. Ir paskui mes į... Kur aš kamšelį acetoną sudarom, kad nebėgtų. Dirželį va uždedu atgal. Tas dirželis, va matot, panašiai įsitiko kaip čia, va, jis nelaisvas, netabaluojas. Kalčičių dar mažesnis būtų, bet... Vienu žodžiu. Va. Taip. Šitą padarėm. Taip. Dabar nusiėmam čia pagrindinį diržą, va, šitą va, čia va laitė yra, va, du išsitraukiam ir kiti sako, kad čia įvaras yra varinės ir tipo jos kaip ir nereikia tepti. Aš patepu, dar nieks tepals niekam nepamaišė. Įsitraukiam, čia tiesioginiai motorai yra, nėra skirų motorų, patys iš savęs motorai. Čia magnetai yra ant abiejų. Ant šito nėra, va šitas sukamasis yra, čia jisai turi ir rotorius ir sukasi. Tai ką darom dar? Dar aš truputį pavalysiu šitą plokštę. Su acetonu irgi. Ne, smarkiai, bet pavalysiu. Na, tą elektrinę dalį. Čia nemanau, kad čia kokių problemų buvo, bet, kaip sakant, nuimsim dulkės, viską jau. Tai va, nuvaliau aš. Dabar šitą imu. Šį yra šaibutę nepamest kitoj vietoj. Šitą aš čia pavalysiu aš. Aišku, tas pats galas jau yra pasipoluravęs, apsinešęs, bet reikia jį pavalyti, ne? Ir paskui dar šitą tekinį pavalysiu, kur diržas eina. Su acetonu labai gerai valos. Būna, kad tiek jau jie užsinešė, jau labai ten būna apkalkėti. Tada imam smulkų švitrinių popierių, ten kokį 500, dar kažką. 5, nu, 100, gal 1000. Į pavalom. Pašveičiam, paskui, nu, va, tai va, čia šitas pavalom, kad jie būtų švaresni. Jeigu jūs įėmėm, tikrai nepavalyta, ne? Kažkaip tai jau nesinori, va, pavalėm jau viską, biškai jau tas geltonas net yra. Dabar kitą įmam rotorių.
Kur diržas eina pavalom. Čia magnas būn, kitą kartą smailas atsiklijavęs būn. Čia jis priklijuotas yra. Tai jį reikia atgal priklijuoti, bet stengtis, kai jisai neįsicent... Nu, tiksliau priklijuoti, aišku, ten priklijuoja ir vėl į vietą pastatai. Tai va. Kaip nekeista, čia tarpinės plastikinės ant antro nėra kažkodėl, nesuprantu kodėl. Ant vieno yra, ant kito nėra. Nu taip jau padaryta konstrukcija. Tai paskui bandom nusipoliruoti šitą. Nusivalyti atnašas, aišku. Kaip iški matosi, bet nieko tokio. Nu va, nusivalėm ruolikus tu. Diržą aš kitą turiu. Pagrindinį. Uždėsime jį. tą diržą. Pas man jisai šiek tiek storesnis, platesnis, jau ne storesnis, platesnis. Žiūrėkim, kas čia jam yra. Nu, truputėlį trumpesnis, taip ir turbūt. Nes ten susidėvėjęs. Tai va. Tai ką mes darom? Taip, ką nors nepamiršt. Toliau ten yra giliau, jeigu lendant, ten yra pagrindinis tas toksai apvalus ten, kai kelią nuleidžia, tokia takais išraižytas. Aš šiuo momentu viskas čia tvarkingai lengvai veikti, ten nelysiu. Ir jums nepatariu toliau lysti. Nes čia jau, kaip sakant, reikia patyrę, kas nesiveltų ant ratuką, netaip įdėti, dar kažką tai turėti problemą. Mums čia reikia pakeisti guminės dalis. Mes tai padarom. Ir kaip sakiau aš, kad aš... Kad aš patepiu, ne? Tai va, su tos silikoniniu tepalu aš patepsiu tą ašį biškį. Daug nesistenkit teptis, nes paskui, kad sukdams į centrinės jėgas ant diržą neužmestų. Kai suksius, tada gal, jeigu daug patepsit, ant diržą pateks ir viskas. Pradės buksuotas diržas ir turėsit problemų. Vienu žodžiu, norėt gerai padaryti, o padarysi dar blogiau. Nu ir ką, va, kišam atgal tą. Ne? Ta. Va, sukas lengviausiai, aš dar ištraukiu sykį, dar kišku, tą šis geriau steptų. Va, matot, lėk tiesiog kaip pasas per laukus. Kita aš. Aš jų nesumaišysiu tik nes jų storiai skirias. Taip, kad žinokit, va, galit, kaip sakant, įsitrauk drąsiai, niekas čia jau nieko neatsitiks. Paskui, reikia patepti aš. Čia yra tokias, aš čia patepiu tą galą. Čia tokie kaip goliukai yra. Įdėti gale. Aš juos va patepiu, kad jie liečias galais tas vietas ir trinsis. Ir va į tas vietas jie liesis. Čia galima į čia patepti juos vienu žodžiu. Tai va, patepė mane. Bandysim atgal įkišti. Ar? Teisingai. Tas dantratis šiudį yra. Mes jį galime įgražinti čia į tą vietą. Nekris, pabūda. Tiesa, dar galėjom irgi ant to galą šies biškį. Tepalų uždėti. Taip, ir dar atlabu, šitą motorą, taip. Ant šito galą, kur motors maunas, tą tepalą irgi uždėkim. Va, patepam tą ašį. Ir tiesa dar pamiršau nuvalyti, aš kaip visada. Pamiršau tą tekinuką nuvalyti kito galą. Su acetonu. Ant variklio. Va šitai čia jisai yra, va. Varikliuks yra. Tai va, tą varikliuką nuvalom. Su acetonu. Ta jo škyva vadinama. Ir va, nuvalėm škyvą. Dar aš keisdavau tus motoriukus. Principiai čia jau šiek tiek triukšmaujantis motors, bet nedaug dar. Tai aš jau nekeičiu. Taip tai turiu aš va čia motoriukų, matot, šitų pakeitimui. Pakeičiu, kad tada labai tyliai darinėjai. Nu ir va ką. Šitas eis ant šitų, ne? Va. Tikrai taip atrodo. Va, jisai čia eina.
Ir dabar surenkinėsim, tas studijais, kaip sakant, galim diržą vėliau sudėti, bet galim dabar sudėti tą diržą. Teisingai galim sudėti tą diržą dabar. Pasidėkim diržą. Va. Pasitikslinama, jis čia teisingai eina, nesusisukęs, nesukreivavęs. Gerai, pasirodo. Seka žmonė. Oi, va, matot, įdėjau, tai jau nebeidadu, dabar reikia tą pirmą įkišti tą, šitą. Ir tada variklį uždėti, va, matot kaip ir. Vienu žodžiu, gyvenom ir mokomės, ne? Ir tą dabar uždedam, taip. Ir dabar šitas eis atgal, magnetai dalis eis atgal ten, kur buvo. Šitaip, nebuvo jie, kaip iš dabar jie Ai, teisingai, vaikelė, šitaip jis eina. Va šitaip. Iškrito mano parazitas, iškrito mano rytoj, iškrito, nepimk. Taip, tas klaidas čia turi viršai. Taip, jis tenais į viršų kažkur tai. Taip, tas ant viršaus turi sudėti, iš atsimenu, taip. Matariukas. Šoka šitas šūdas. Mano matariukas man labai patinka, aš norėčiau būti jam šeimininką. Iškrito šitas šūdas, žinokite. Nieko gero, reikia imti atgal. Nes iškrito plasmasiukas, va šitas, matote čia, kur jisai laiko. O, įdėjau atgal jį. Valia šūdas, ane? Taip. Uždedam laidą ant viršaus šitą, įkišam į vidų tą šosį, tas ant viršaus kitais, kad nekeista, ne? O, kai jis sudėjo, tai vėl iškirtai? Ne, šį kartą pavyko. Nu, į ką? O, žiūrėkit. Bandysim varštelį sukti vieną, kol nepabėga jinai. Jau man pabėga. Eik šišinas, nu, nenervuok. Ūdurnis. Rast ir įdėjom. Dabar į tą laidą įstumčią. Manau, kai įstumsim į ravą. Į ravą. Skubėki greičiau. Į ravą. Paimki greičiau. Atsiprašom, ko jis nelenda mane. O, įkrita. Gerai. Įmam dar varžtelio. Apačioj prisukim. Ir vėl sinu. Neleidžiu laidai trumpai biškį, matai. O tu sakai, jūs negalėjai ilgesnių laidų padaryti, ne? Eik, ką jau. Sukam. O durnelis, ne? Atsigeriam. O tai diržą neįdėjom, įsivaizduoji, aš neįdėjau. Nupyzė lūšas, nesvarbu. Tuo įdėsim. Taip jau būna. Oi, čia žinok, čia ne pirms, ne paskutinis kartas tai būna. Atrodo, kažką darai, paskui jie kažką tai pamiršti. Tai va. Matyti jau toks gyvenimas, neišvengiamai, žinai, žmogus. Gyveni ir mokais. Ale tu rūpužė, ne? Katras tas senas buvo, katras naujas atpažįsta, o šitas naujas. Šitas naujas. Eik tu peklana, ne? Tai kaip reikia, ne?
čia žmogus tu? Taip jau, žinai, galvelę tą tuščią. Tu ten nusikabinai, kur aš tau ten nenorėjau tau dėti kažkur. Nusisir. Kui gražu miške, vasaros laike. Na. Senas diedas, galva balta, nori pieno. Na, nesakyk, kad jau sudėjai. O, žiūrėk, laikos. Uždėjau, va, matė. Alektų. Bet tai kaip reikia, ne? Užmiršti. Nu, matyt, čia, žinai, kaip sakant, prie televizijos ekrano. Mano užsimiršti. Būna. Kad, žinai, nu, nebenerūkma. O, išmečiau šitą šūdą jau reik. Vienu žodžiu. Praskėskime. Kaip gražu miške, saulėta lauke. Tada diržą numesk, tai vėl lysi vidų atgal. Neįsivaizduoju aš čia. Vos ne taip. Nenukrito, žinokit, diržas jau čia yra, kaip sakant, pažanga. Kūna nesideda, ne? Ko jis nesideda? Oho, kurs pro šalių sėdėjo, eik, tu šį, kas į čia? Taip. Kas į čia taip laiką? Neįsivaizduoju. Ką? Kas į taip neleidžiu sėdėti jam? Ei, čia kažkur nieko nesupratau bairę. Tai kur čia man kliūna dabar? O, tu vargėte, eik, tu šį čia kažkur sikabinau. Oi, senelė, tu senelė. Viskas gerai, dabar jau gerai, žinok. Yra diržas, žinok. Jau gerai. Pavyka. Šiaulietiškai pavyka. Va. Diržas čia irgi yra. Čia yra. Pliuks. Dabar gerai. A jeigu jums atrodo, kad čia labai sunku, tai nevarkit, kreipkitės į mane. Tada aš pavargsiu. Prisukau. Dabar man reikia prisukti motorą. Oi, tu motorėlė. Sėdėsi į vietą, ne? Ar nesidėsi? Nu, radėkis, kažkur tai turi sėdėti. O, gerai dabar. Sėdės. Dar vienas varžtelis. Mažas. Va, gerai. Dabar čia laidą reikia vietoj statyti. Jisai ne vietoj stovi. Įstumti reikia į tam tikrą vietą. Jisai sako, aš čia noriu į šitą vietą įkristi. Viskokia. Kaip tu man nervuoji žmonės, taip krist lengvai. Įkrito, žinoma. Priprašiau šiaip netai. Nu į ką dabar? Ai, dar vieną varžtą reikia sukti, mažiuk. Čia iš viršaus dar vienas dėjas varžtas.
vienas į motorą, ką laiką. Bendra su korpusu, su vienžodžiu, su rėmu, su geriau matuotis. Nu ką mes žiūrim, turim diržas yra nenukritęs. Durelių atidarymo diržas yra vietoj. Kaip ir, man atrodo, viskas gerai. Bandom atsisuka va taip, jisai jau pats eina į tą pačią vietą. Tai va. O, matom, krenti, sudai, nieko nelauk, pats lip. Taip, čia laidėlė maišą pačiu reikia susitraukti. Tada, nu. O, gerai. Nu, va. Kišam atgal. O, tuo nesikišau, da, tikrai. Kišam, aš šitą reikia prakišti pro priekį. O, čia reikia prakišti. O, gerai, dabar gerai. Atsigeriam. Tai va. Toliau vargstam. Ai, nežinau. Tikrai čia pasakytum, ar čia vargstam, ar nevargstam. Žiūrės, čia dar nepamačiau, aš tuos šoninių tokie yra jos. Šoninės va. Akurat jau pamečiau. Keli ieškau dabar. Kažkur tai pamečiau. Šoninėse čia, kur nukreipiantieji tokie yra šliaužiai. Va. Čia tą pusę nepamesit niekada, nes jinai negali iškrist. O šitą pusę iškrito man, aš žinojau, kad taip gali atsitikti. Į ką tu turiu pasakyti, žioplys, ne? Ir iškrito man jinai. Tai tada žiūrėsim kažkur tai. Ieškosim, gal rasim, nerasim tai. Kaip sakant, pats kalts. Eisim kitą dėti. Nu. Niekas nekrenta, žinok. Niekas nenori iškrist, niekas nekrenta. Niekas nekrenta. Kur tu tada užstrigai čia? Pamečiau, nu tai žioplys atrodo naujoks, atrodo 100 kartų jau daręs tą patį ir žmogus pametė tą šūsą. Va šitai radau, kur prikyba šūs, nu, bet iškirtą pamečiau, va. Kaip tu čia dabar įstrigai? Ką? Va, matot, va tas va. Tas smulkmenėlė, va, jinai. O, jinai tą pusę, kažkur čia randas, va. Va tas smulkmenėlė, va, matot, jinai yra šonuose ten, padėl slankiot. Ir aš ją pamečiau, žinojau, kad aš ją pamesiu, kad atsargiai. Ne, va čia va dedas. Ne, žmogau, vis tiek pamečiau. Va, sugrąžinau vietą. Gal dar reikia patėti. Vienu žodžiu, bet tų žodžių mėsos kaip. Išmečiau vėl. Nem. Nesuprantu, tai gali... Ką jis galėtų padaryti, kad neiškristų. Nepadarė, anai pusė neiškrenta. Gerai, įdėjau. Atradau. Dabar kitą pusę dar reikia irgi patėti. Čia kitai pusė va irgi jisai yra, bet antrai pusė dešinėje jisai negali iškristi. Ten konstrukciškai trukdo jam iškristi. Tai va. Patepsim tos bėgius čia vadinamus. Ir ką, jis važinėjęs, jis patenkins. Все, patepim. Kaip
Nu, dabar dedam. Dabar jau nepabėga, matom, kad yra vietoj. Dedam į vietą. Kurti čia iškritai dabar. Ala šit, tas kojas išlėkė ne ten, kur reikia, čia kažkur jisai turi tuo to skiliai būti. O, gerai. Ateina, sakant, liuks. Vyski priekį. Dabar reik man pastumti, pakelti. Kas dabar trukdo? Kas tai trukdo? Pastum, pakelti. Kas tai trukdo? Neįsivaizduoju. Čia viršų kaip ir. Jau jisai įkritęs į vietą, aišku. Va. Gerai. Atsuktuvą imam ir vaštelę imam. Taip. Prisuku aš tą viršutinį vaštą. Aišku, sudausiu ne taip, bet... Tai sukis viešpatė, kas tau yra, nu? Kad čia netokį nutvėriau gal. Nu, tikrai ne tą nutvėriau. Ne tą vaštą nutvėriau, storesnį matyti. Čia buvo tas šviesesnis. Taip, paėmė. Taigi paėmė bus. O kažkur tai neužkliūtė, ne? Taip, pažiūrėk, kas ten užkliūtė, ne? Taip, tai gal kažkur. Gal ne? Ne. Nu va. Šito nereikia. Dabar reikia šitus vaštus prisukti. Tai va. Prišuktų švaštus prisuk. Bet tik reiks prisukdavo dar vieną tą vaštą. Vienu žodžiu. Įsuksim. Taip. Kur dar vienas varpa? Radome. O. Matot, kaip būna. Beremontuodams gali sudaužyti, negi. Čia šitą atleidau į tas pabėgą, reikia prisukti į vietą, kol dar man neištiko bėda. Man reikia prisukti į vietą, kol neištiko bėda. Palauk, čia buvo šluba. Netoks vaštas. Nebeatsimenu, koks tas vaštas buvo. Kas yra blogiausiai, kad galėtų visi vaštai vienodai būti, kaip suk. Kažkokie makariai, aš dabar neatsimenu. Gal F95 grotuvė buvo, kad vienodai visi varžtai, atsuki visi jie vienodai, tau nieką nesumaišysi, nei tau kažkokia nesąmonė atsitiks. Nu, susuku vėl tos į dugną atgal, kuriuos norėjau priekinį dangtelį nuimti. Čia dangtelės lengvai nusiėm, nieks nelaika, jeigu tu varžtus atsuki, bet čia konstrukcija, to šešta yra tokia, kad jinai viskas surišta yra. Vien su kitu surišti yra. Visa konstrukcija padaryta kuo pigiau. Ir kiekvienas, vienu žodžiu, tas daiktas turi surištas su. Tai va, nieko nepadarysi, yra kaip yra. Yra kaip yra. Tai va. Nu kągi, čia visus gražinau. Palau. Čia dar ant dugno kažkur tai varžtai buvo. Ai, dar čia vienas buvo. O koks jisai buvo tas varžtas, gal kas pasakyti galite, aš nelabai galiu pasakyti. Koks jis čia buvo, žinokit. Nu, toks normaliai, žinokit. Dar čia pabandom, čia dabar nesimenu, greičiausiai šis buvo varžtas. Ką? Ne. Ne. Čia tie du buvo greičiausiai, tai tada tas gal. O, radau.
Prisukome į rėmą, prisukome į rėmą. Alektra, ne? Žmogau. Все. Taip, все. Žiūrėkite, turim. Taip, šitas taip. Praktiškai galėtume mes jau išbandyti jį. Įsijungti elektrą ir išbandyti. Kur laidas? Va šitas laidas. Nu, įsijungiau. Nu, po kol kas gerai. Aha. Šitą dar uždėjau dantelę, bet paskui uždėsiu. O reikia atsidaryti. O, atsidarėm, taip atsidarėm. Taip, užsidarom. Nu. Trelivali festivaliai. Vaikeli, kas čia negerai. Suko. Taip. Į dešinę suka, į kairę suka, į priekį važiuojam. Nežinau. Dar tiesa, nuvalysim tekinukus guminius acetoną. Aš jų šiuo momentu nekeičiu, nes jie gerai veik. Galėtų pakeisti kitus, bet originalai yra originalai. Geriau palikti juos, jeigu viskas dar veikia gerai. Taip, kad aš va. Taip. Išėmu. Ir va žiūrėkite, ką mes darom. Surandam tampončiką. Reik vatos. Gerai, kad susukau acetoną, iškart butelį išpylęs. Mažai būt nepasirodė. Nu, kažkaip tai nesilaikant, o mano pagaliuką. Gal kitą kažką tai. Tai va, ir būsim padarę profilaktiką. Aišku, čia, žinai, su nuotykiais, bet ką darys? Taip linksmiau gyventi yra, ne? Manau. Lemba, ta mano kažkokia netikra. Nieka, gal gerai šis. O pagalą. Užsivenė, matas, į acetoną kiršau. Į acetoną, va. Leiskit susipurtom. Užsidarom iš karto, kaip visada, kad neišpiltai. Pasileidom į priekį, jisai eis. Ir dabar rolį drošinam. Tikriausiai matot, ne? Tai va, biškimės jį nusivalysim, pasišiaušim. Ir kadangi tas mechanizmai čia viskas gerai priekį veik, žinai, kaip ir kaip į nieką, žinai, o taip tai kitą kartą būnu žiūvė tie visi, nebepakalnė, pritrauktų tekinukų, reikia juos ten išsiardyti, išsivalyti, susitepti, šis gerai veikti, aš jį ir nekankinsiu, čia daugiau nieką nevalysiu, ne, jisai gerai veikia, jisai, matyt, gyvenime jisai buvo naudojamas. Žmogus naudoja ir va, nu ką. Uždėsim šitą gal dangtelę į vidų. Reikia biškį atsidaryti, kad nekliudytų man įdėti. Tai va, kas turi atsidaryti, nekliudyti man. Į ką dabar? Lentam į vidų, ne? Užsidėjom, ne? Tai, tas neįkrita, tai pusė kažkodėl nepatinkenčia. Vietas mažai.
Elkutis. Ko čia nelindi? O, linda. Kairė dešinė. Ir segiojam. Все. Segiojam, įdėjom. Ir dabar reikėtų sugrąžinti. Ai, tu šonis susikeliam, tas, kur sakiau, šaibutės, kur pamečiau panašiai, susikeliam į viršutinę padėtį. Va. Kaip čia manim gal ir paskui vatus, ne? Va, va matot, čia tai yra, va. Čia yra kairė pusė, jis ilgesnis yra. Dešinė pusė, ir va čia, tokie fiksatoriai ant metaliniai užsikabin. Va, čia iš abiejų pusė ir pataikyti. Tai ką aš darau? Šitas va atsilenkiu šitą į lauką ir pirmą šitą įkišu, va šitą pataikau, tarp dviejų. Šitų pataikau, o pataikiau, ir paskui tą pusę spaudžiu ir noriu pataikyti tą dešinę. Nu, pataikiau, bet būna va tas va, šitie tą geležiai va, neįkritę yra va čia. Tai aš juos praplėsiu, bandysiu įdėti taip paprastai. Paskui vėliau, nes iš karto jų negali įdėti, o paskui va užkišu atsuktuvą ir bandau užstumti jos senais, aišku. Jie spardos, saka ne, mes dar ne šiandien, bet mes bandysim jos užspardyti, ne? O, tie ten šuonės tebėra. Ir jos pataikai, o iššoka kairė pusė. Jei kur ta dešinė dabar šokinėja. O, šoka ir dešinė pusė. Žiūrim, tie nukreipėjai šonuose, kur aš jos metinėjau, yra, nėra. Jie pabėga, ne. Viskas gerai ten vietoje yra. Nu, ką pač, jis įjungs yra, aišku, užsidarė, va. Atsidarė. Biški varikliuks šiek tiek jau triukšmai, bet veikis tvarkingai dar. Tai va, ką, uždėsim, va, ką ir įdedam kasetę, uždarom, puikiausiai susidaro, suka, gerai suka, į priekį irgi groja, ir ką, tvarkingas grotuvas, bus šeimininkas patenkins bus. Tai va, dar čia dulkes nuvalysiu, nupūsim, išvalysiu tos dulkes. Ir galės naudotis. Paskui dar pabandysiu, kaip rašo, kaip atkuria ir manau, kad bus čia viskas gerai. Tai va. Tai ką, vaikinai, čiau, bye. Jeigu kam kil kokių klausimų, rašykit man a.laurūnas@gmail.com. Galim padaryti profilaktiką, restauraciją, grotuvą kažkur tai smarkiai daužyti, kažką tai sugalvoti, suburti, kaip jį padaryti gražiai. Perdažyti dangčius, ten, vienu žodžiu, rūdus panaikinti, dar kažką tai išvalyti, sutepti, paleist, diržus pakeisti. Ir va, čia manau bus patenkins klientas, ate.